Viskas. Džipūras baigtas. Kraunam čemodaną. Žiūrėjom toliau. 4 ryto. Tak. Viskas, ne? Okay, thank you. Labas rytas. Iš karštosios Goos. Sėdime jau taksi. Važiuojam savo lokaciją, esam nuo oro uosto 30 km. 11 pinigų kainavo svarų, čia kalbu svarais. Tai žiauriai pigiai, 30 km, 11 svarų, kur turėsi pigiau, dar yra public transportas, bet ten užtrunka 1,5 valandos, tai nežiūrėjom. Nemanau, kad apsimoka imti. Iš pradžių neatrodė, kad tai taps realybė, bet žingsnis po žingsnio ir tapo. Labai miškingos vietovės, tikros džiunglės čia. Tai turėtų būti įdomiai. Labai ramiai. Kiek čia Indijos mastas gali būti ramiai, bet tikėkimės, kad bus ramiai. Keliai puikus, sutvarkyta, viskas matos, yra padirbėta ant infrastruktūros, oro uostas naujas, visiškai ne. Tualete, kai aš nežinau kaip moterų, bet vyrų labai geri. Tai žodžiu, pirmi įspūdžiai tik tai steigiami. Šiukšlių kalnų nesimato, yra tokios pavienės šiukšlės, bet kentėti galima. Vakar atvažiavom ir apsinuodėjau su maistu Gooj. Oi dieve. Tai tik šiandien iš lovos išlipau. Savo bakas išgulėjau visą naktį, išvirpėjau, ištrebėjau, išprakaitavau. Biški dabar geriau. Bandysim kažką važiuoti, pažiūrėti. Paskui parodysiu viešbutį, kokiam gyvenam. Toks biški. Indiškas stiliaus, 4 žvaigždučių. Na, kai pradėjo lyti, tai nebemanoma buvo televizoriaus žiūrėti, toks garsas. Šiaip ganėtinai švaru. Ir tų šiukšlių, bet jau ne Mumbajus. Jau taip kentėti. Žodžiai yra indiška palanga. Nu, kentėti galima. Nebėra tai baisiai. Gultai, čia kažkaip nemokamai liktai sakė, ar kaip čia yra jie. Jeigu ten kažką perki iš to baro, gali nemokamai gulėti. Įdomi. Good morning, my friend. Bit later. It's too early. Po 8:15 ryto, kas vyksta čia? Priščikta, karočią, buteliai mėtasi. Vakar čia taip kaip praėjom, dar nebuvo, tai baisiai. Bet jau šiandien rytą tai tikiuosi sutvarkys. Nors tą pusę mes neėjom vakar.
Žmonių belenkiek, eik, na čia. Halo, sir, robotic. Robot right. All click. Later maybe. Tokie tai ir paplūdimiai čia. Maklumsparnis skrenda. Tai va taip, tokį tą Indijos Goa. Turėjau geresnį įsivaizdavimą. Bet yra kaip yra. Čia yra Indija. Ryškiai per daug žmonių čia gyvena, čia Čia yra vienintelė problema žmonės, kurių yra per didelis kiekis tai šaly. Nebemanoma kontroliuoti yra. Eim, spjaudosi, blet. Na, va čia kainos yra surašytas, kiek kainuoja viskas. Čia viskas, kas yra parašyta, reikia 2 nulius nuimti ir gausi mūsų pinigais. Tai nėra brangu. Pramogos tikrai nėra brangios. Atėjome Basanavičiaus gatvę. Kalangutė esam čia. Čia yra daug tokių gatvių. Čia visas tas miestas 7 kilometrus tęsiasi. Tai yra tokių Basanavičiaus gatvių ne viena ir ne dvi. Visus vienodus yra. Tas pats čia visur. Tik čia žiūriu dar didesnis bardakas. Mes prieš tai kitoj, kur buvom, nebuvo tai baisiai. Čia tikriausiai viena pagrindinių gali būti. Nes jau reiškia, kur daug žmonių ir daugiau šiukšlių ir daugiau šiukšlina. Gal aptvarkys, tau dar anksti tai vėra. Nu, blemba, vakar rimtai taip nebuvo, ne? No. Bet ten ir mačiau šlavę, ten paplūdimiai. Gal paskui pradeda atkartys. Gal ir aptvarkys, ką nors, gal ir ne. Tokie dalykėliai čia. No, thank you. Tuk-tuks papimtins koksai. Čia nuliovas, krednis. BMW tuk-tukas. Pambalį. Ar Audi. Jau visiškai nuliovas. Ir šūdų visokių. Šortai šitai va. Suknelė 2,5 euro. Ne euro, Svaras 6,5, maikė po 1, 4,5 po 2, šortai po 1. Tatuškis gali pasidaryti, jeigu nori. Visokių šūdų. Siūlo. Ir alkoholio belenkiek, parduotuvių belenkiek. Tas, kas labiausiai krenta. Nežinau. Tai jeigu nori, pirk. Žodžiu, alkoholio čia netrūksta, belenkiek. O šiaip Indijoje aplamai alkoholį sunku ir gauti, bet tik negoji. Kas 10 metrų parduotuvės.
Daug kas yra, namai tokie va portugališkam stiliukai padaryta. Nes čia portugalai buvo atradę tą areją, išvaldę. Čia tu snaką galėjai pirkti. Kaip jis ir barikaduoja štais per naktį. Su virvėm apsiraišė ir palieka viską. O čia jau šiukšlių tai netrūksta. Paklaus, pakėtus piniginis. Nebeklausinėsiu, paskui jau pasakys mažą Skaitas. Atvažiavom į senąją Goą apžiūrėti. Senoji sostinė Portugalijos valdymo laikais. Čia buvo Goos sostinė. Čia yra likusios visos bažnyčios, bazilikos, viskas katalikiška. Problema, kad nedarė batareikas Valtrolikos. Važiuosiu tauščią padaryti. Padarys. Čia rodė džyzišką videką. Dar viena bažnytėlė. Jau balta. – 1510 metais B. Alfonso pastatyta. Biškį mušu prie žemės. Net nėra noro vaikščioti, toks yra karštas. Neina perduoti čia jums. Taip, užeinam dabar į mūsų viešbutį, kokį turėjom išsinuomoje. Sveiki, sveiki. Štai tokį turim apartamentą. Lovytės biškį priversta kaip visada, nes pamiršau nufilmuoti. Televizorius. Balkoniuką turim tokį. Einame balkoniuką pažiūrėsim. Staliukas, futeliukas apipelėjęs biškį lengvai. Jeigu matosi, va toksai grožis. Čia yra 4 žvaigždučių viešbutis. Dušas matosi, va, permatomų stiklų. Arba ir tualetas permatomų stiklų. Tu kai guli ryte lovai ir kas nors šika tavo porelė, galiu žiūrėti kaip šika. Einam į balkoną. Kur tu įėjai? Tai va, tokį turim balkoniuką. Balkonė nelabai gali būti, nes yra belenkiek karšta. Čia va tokia yra. Nuo lietaus apsaugo, jeigu lyja. Vieną kartą gavom lietaus stipriai. Tai triukšmas neišpasakytas, šiandien nuo stogo eina. O, bariukas parodysiu. Jumping Spideris vadinasi. Nesikandžiai skaudžiai. Tai va, tokia balkonų zona. Dabar užtrauks kamerą. Ir pagrindinis dalykas – dušas ir tualetas. Čia reikia susijungti šviesas. Čia turim dar šaldytuvuką. Tokį. Labai švarų. Ir dušas čia pakakoti, pasisiuoti. Čia langiukas. Čia visi dalykai. Čia pelkis tokius po dušu. Bet jau čia ir išdžiūvė viskas.
Nu ir dušas va toks. Šiaip dušas pats kaip ir nieko, vanduo bėga, viskas normaliai. Ir čia viską galim žiūrėti, kaip kas ką daro. Ryte, kaip atlieki reikalus. 4 žvaigždučių viešbutis čia vadinas. Bet turi būti pastoviai užsitraukęs langus, nes kiaurai viskas matosi, dieninių užuolaidų nėra. Ir kambaris palieka žiauriai tamsus, visą laiką gyveni tamsoj. Tai va tiek. Buvom išsinuomoję 4 naktis tą viešbutį, bet išeinam po 2. Išvažiuojam į kitą. Bandysim ieškoti geresnio varianto. Nepatiko mums čia. Labas rytas. Paskutinis labas rytas iš Indijos. Jau susikrovėm lagaminus, pasikėlėm gerą nuotaikėlę, išsimaudėm, išsiprausėm ir ruošiamės jau skrydžiui į Europą. Laukia tiesioginis skrydis į Londoną, beveik 10 valandų. Bus smagi kelionė, Indija apžiūrėta, kiek įmanoma apžiūrėti, čia žinai. Viską nepamatysi. Patirčių buvo visokiausių, ir linksmų, ir nelabai, ir maisto buvo ir skanaus, ir neskanaus gal ir nebuvo, netgi sakyčiau, visokio. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad per 2 savaitės biškį pabodo maistas indiškas. Buvom ir McDonald'e. Reikėjo biškį McDonald'ą ir, taip. O apibendrinant, šiaip visiems rekomenduoju Indiją pakeliauti. Vieną kartą gyvenime čia privaloma yra pamatyti tokius kitą pasaulį, kaip žmonės gyvena, kaip visa kita. O jūs, tikiuosi, mano video matėt, patiko. Jei patiko, dar kokį laikėlį užmeskit, ar komentarėlį, kokius jūs turėjot patirtis Indijai. Ir mes jau susitiksim kitą kartą kažkur kitur. Ate, ir mums gero skrydžio. Bye.